Sveiki, mėlyjei, kurie klausotės mano pasidalinimų. Tie, kurie užklystate, galbūt netyčia. Tegu laimina visus dievus. Šį kartą, kai pastebėjot pagal pavadinimą, noriu pasidalyti naują tokią patirtim. Tiesiog ir kaip ir pats esu nustebęs ir nustebints. Ir kad būtų, visi trokštame, kad šeimoje būtų geri santykiai vyro ir žmonos, kad būtų ramybė, kad grįžęs vyras iš darbo arba žmona, tiesiog, kad viskas būtų sklandžiai, kad kuo mažiau būtų tų nesutarimų ir po to labiau, kad labai dabar daug skiriasi, labai daug nesutarė ir tai gali būti ir visiškai šeimos tokios, kurios neturi ten kažkokių tokių galbūt priklausomybių šeimoje nėra ar dar kažko liktai normali, kaip sakant, tokia šeima, o vis tiek daug pykčio, nesutarimų, ginčių ir taip toliau. Ir aišku, ir vaikai, jeigu yra, tada kenčia, vis tiek kenčia visa šeima. Ir o ką Dievas sako, kad būtų, kokia turi būti šeima, kaip turėtų būti šeimoje pagal Dievo planą, pagal Dievo valią. Ir kodėl taip sunku yra, kad tai būtų įgyvendinti, tiesiog gyventi. Tai mes su žmona taip pat irgi jau 32 metai ein, kai gyvenam, bet tiesiog tik tai keli metai, gal porą metų, po 30 metų galima sakyti, pradėjome kalbėtis, bendrauti, studijuoti, analizuoti ir kad būtų ramybė, kad būtų geriau, kad jaustumėmės tiek vienas, tiek antras geriau. Ir aš pabandysiu labai kažkaip neįsiplenčiant perteikti, perduoti. Ir praktikos turiu tikrai, visados dalinuosi iš patirties. Patirties daug neturiu, bet pabandysiu. Šiek tiek yra tos patirties, bet daugiau galvo tos žinios. Bet jeigu nežinai žmogus, ką daryti, kaip turėtų būti, kaip reikia elgtis, tai tada netgi nežinodamas ir nežinai, ką tu gali pakeisti, ko tu negali pakeisti, kaip tas viskas turi vykti. Tai man buvo naujiena ir tikriausiai jums bus naujiena, kai jūs dabar išgirsite, kad jūs esat girdėję, kad viešpatį Dievą reikia mylėti visą širdimi, visų protų, visą sielą. Esat girdėję, kad Dievas yra meilė. O ir esat girdėję taip pat, kad vyras ir žmona du taps vienu. Tai suvokti yra labai sunku, kaip du taps vienu. Ir tai tikrai yra nelengva. O dar tokia naujiena, kad čia ne naujiena bus, kad savo artimą mylėk kaip save patį. Tai irgi esat girdėję. Ir taip atrodo, savo artimą mylėk kaip save patį. O žmona arba vyras jums nėra artimas. Jeigu sako, du taps vienu, tai pagal Dievo žodį taip ir turi vykti. Du žmonės turi tapti vienu. Jeigu Dievo tokia valia, ir tada šeimoje bus labai puiku, vyras ir žmona jausis tiesiog nuostabiai, tai kaip čia dabar yra? Tada mylėti savo artimo, tai ta prasme, savo artimą mylėti kaip save patį tu turi, bet tai yra aplinkiniai žmonės, tai tavo draugai, tavo kraujo broliai, seseris, tavo artimieji, giminės ir taip toliau, ir šiaip žmonės, bet koks, žmogus jo ten turi mylėti kaip save patį. Ir sako, elkitės taip, kaip norit, kad su jumis elgtųsi. Tai irgi geras pasakymas.
geri žodžiai. O dabar vyrui ir žmonai. Išeina, kad vyras su žmona tai nėra artimiau, tai yra vyras ir žmona ir jie turi tapti viena. Tai kai aš išgirdau, perskaičiau, kad vyras turi mylėti žmoną labiau nei save patį, o žmona turi mylėti vyrą labiau nei save patį. Dabar tikriausiai jums besiklausant viduje pradėjau kunkuliuoti daugam. Kitiems gal ir nelabai. Tai bet vis dėlto neskubėkit, pabėgti, paklausykit. Kaip čia gaunasi mylėti savo žmoną arba vyrą labiau nei save. Kaip išeina? Aš galvojau, su žmona kalbėjom, analizavom. Tiesiog kaip suprasti, pirmiausiai reikėtų pradėti nuo Dievo. Mes krikščionys žinom ir tikime, kad ir krikštėjamės vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai yra vienas Dievas, bet trijose asmenyse. Jėzus asmuo, Tėvas yra asmuo, Šventoji Dvasia taip pat yra asmuo. Kiti ten kitaip galvoja, bet kas tiki taip, nes dauguma tikinčiųjų krikščionių būtent Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, tai asmenys, tai vienas Dievas. Čia dabar giliau šito neanalizuosiu, nenarpliusiu, bet dabar pagalvokite, sako, Dievas yra meilė. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė savo sūnų, kad pasaulį atpirktų. Dabar, jeigu Dievas būtų ne trijose asmenyse, vienas Dievas ir jis yra meilė, tai tada kokia meilė būtų? Jeigu viena pati meilė, tai savimeilė. Ar ne taip skamba? Gal jums ir keistai, bet jeigu logiškai pagalvojus, Dievas myli save. Nes jeigu sako, tu mylėk savo artimą kaip save patį, reiškia, žmogus turi save patį mylėti. Ir Dievas irgi taip pamilo pasaulį, bet kadangi jis pamilti pasaulį žmonės turėjo, tai jis irgi turėtų save mylėti. Tai bet jeigu jis save myli, vienas pats save, tai jis savimyla gaunasi. Tai matot, ir čia jau išeina, čia daugiau galima švento rašto vietų paliesti. Kada Jėzus sakydavo, Tėvas ir aš esam viena, aš nieko nedarau, kaip sakant, viską darau, ką Tėvas nori, kad daryčiau. Nors Jėzus sakė, Viešpatie, mano Dieve, jeigu galima šitą taurę, tegu ar aplenkia mane, dabar tiksliai nebeatsimenu jo, bet Jėzus būdamas kūne žinojo, kad teks jam iškentėti dėl visų pasaulio nuodėmių, kad jis turės visas pasaulio nuodėmes užnešti ant kryžiaus. Ir jis, kaip sakant, prakaitavo, prakaitas kruvinas buvo. Ir jis vis tiek ištarė, sako, bet Dieve, Tėve, tebūnie ne mano, bet tavo valia. Įsivaizduojat, sūnus taip myli tėvą, kad jis, kad ir išsigandęs, kad ir kaip ten bebūtų, bet jis vis tiek sako, tebūnie, Tėve, kaip tu nori, o ne kaip aš. Ir tėvas, ką? Tėvas taip pat, kaip sūnau, aš tave paliksiu. Mes visi, tiek šventoji dvasia, tiek tėvas, tiek sūnus buvo kartu. Nes jeigu yra vienas Dievas, tai vis tiek, kada kenčia, dabar aš jums pasakysiu, kada suserga vėjas, kad netrukdykit, čia truputį garsiai. Dabar, kada suserga jūsų žmona, daleiskim, jeigu jūs esat vyras, suserga jūsų žmona ir jūsų žmona nekaip jaučiasi. O kadangi jūsų žmona jaučiasi jau nekaip,
Tai argi jūs galite būti laimingas, kada jūsų žmona serga? Jūs esate laimingas, kada jūsų žmona yra sveika ir neserga. Ir atvirkščiai, žmona yra laiminga, kada yra vyras laimingas. Kada jis neserga, kada jam neskauda, kada viskas yra gerai. Tai tada, kai Jėzus Kristus mirė, kentėjo už mus, ar tėvas buvo atsitraukęs nuo savo sūnaus? Ar jie galėjo atsiskirti? O šventoji dvasia, vat visa trejybė. Tai kada kūrė žmogų, Dievas sako, sukurkime žmogų pagal mūsų atvaizdą. Tai, mėlieji, argi negaunasi, kad pagal kokį atvaizdą ir pagal mūsų. Tai būtų sakė, sukursiu žmogų pagal savo atvaizdą. O jis su kažkuo liktai tarėsi. Ir mes žinome, kad šventame rašte, kada skaitome Evangelijoje, kada Jėzus krikštijosi, vienu momentu galėjo girdėti tėvo balsą, sklindantį iš dangaus, tai mano mylimas sūnus. Šventoji dvasia balandžio pavidalu nusileido ant Jėzaus krikšto metu ir Jėzus krikštijosi. Tai visi trys buvo vienu metu. Tai ir yra viena vieta, kur vat yra aprašyta, kai visi trys yra vienu metu. Tai reiškiasi, Dievas meilė ir sūnus myli tėvą, tėvas sūnų, šventoji dvasia sūnų myli ir dvasia tėvą ir visi, ir tada nėra savimeilis. Mėlyjeji, taip aš suprantu, jeigu ne, parašykite, kaip jūs manote. Tai dabar vyras ir žmona, jeigu jie du turi tapti vieną, sako, du taps vieną, paliks ten tėvą motiną, glausis ir du taps vieną. Tai dabar jeigu du turi tapti vieną, tai kodėl mes būna, kad barėmės, ginčijamės, būna nesutarimų ir netgi skyrybų ir netgi konfliktų būna didelių. Dėl kokių priežasčių. Tai dabar jeigu kaip Dievas sako, kaip aš perskaičiau, kad vyras, Jėzus taip myli savo bažnyčią, Dievas taip myli žmonės, kad juos atpirko ir atidavė savo gyvybę. Jėzus sako kitoje vietoje, nėra didesnis meilės, kaip atiduoti gyvybę už draugus. Dabar vyras kaip turi mylėti savo žmoną. Jis turi taip ją mylėti, kad turi būti pasiruošęs už ją atiduoti gyvybę. Esu girdėjęs tokį teiginį, kada Eva nuskynė uždraustą vaisių ir valgė, ir paskui davė Adomui, tai Adomas ėmė tą vaisių ir valgė, todėl kad jis žinojo, kad be Evos jis gyventi tiesiog negalės. Jis ją taip mylėjo, jie buvo viena. Nes Dievas sako, sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį. Žmogų kaip vyrą ir moterį. Vienas žmogus, bet tai yra vyras ir moteris. Ir mes žinom, kad šeima yra, Dievas yra palaiminęs ir šeima tai yra toks didelis irgi pamats. Kristus yra kertinis akmuo, bet šeima taip pat. Ir jeigu vyras turi mylėti savo žmoną, kad už ją gyvybę atiduotų, tokia meilė, ir žmona taip pat turi vyrą taip pat mylėti, kad irgi turėtų būti pasiruošus gyvybę atiduoti. Jie turi taip mylėti vienas kitą, kad labiau už save. Tada kas gaunasi, mėlėjai? Dabar ir pabandykim paanalizuoti, kas gautųsi, jeigu mes taip su Dievo pagalba įstengtume tiesiog įgyvendinti jo, mylėti. Kas gaunasi? Pavyzdžiui, sakykime, toks paprastas. Padaro žmona valgyti maisto, susėda šeima, sakykime, vyras, žmona, ir gali būti ir vaikų, gali ir nebūti vaikų. Vyras jau ir žmona, vis tiek yra šeima. Ir dabar jie pavalgė.
Žmona padarė, galbūt ir vyras prisidėjo ten prie tų pietų taisymo, ten kažką bulves nuskuta ar panašiai, nesvarbu. Galbūt viena pati žmona padarius, bet dabar jie pavalgė, reikia lėkštes nunešti, jo nuo stalo nurinkti. Dabar žmona paima savo lėkštę, vyras savo lėkštę, jie sudeda tas abi lėkštes ir abudu dar teblaiko už tų lėkščių. Žmona sako, leisk man, aš nunešiu lėkštes ir padėsiu ten išplovimui. Vyras sako, leisk man, žmonelė, leisk man, aš nunešiu. Nu, mūsų gyvenime, jūs suprantat, būna priešingai, mes pavalgėme ir aišku, norime, kad, kažkas už mus nuneštų. Nes taigi mes mylim save, o paskui tik artimą turim mylėti kaip save patį. Tai vat, ir šito momentu jau kaip gaunasi. Jau patarnauti nesinori, kitiems gal ir norisi, bet jeigu visą laiką vienas patarnaus, ar ilgai bus gerai. Ir jeigu tu neleis kitam patarnauti, vat kaip šito atveju. Už tų lėkščių, lėkštis dvi sudėtos į krūvą ir vienas laiko už vieną galą pasiėmęs, kaip sakant, vienas laiko lėkštes ir kitas laiko. Sako, duok man, vienas traukia į save, kitas traukia į save. Tai jeigu vyras paleidžia, kažkas turi perlipti per save. Reiškiasi, kaip ir nugalėti save. Per savo aš, per savo egoizmą, kaip sakant, per savo savanaudiškumą. Ir šituo atveju gražus poelgis gaunasi. Vyras taigi nori nunešti, žmona pataisė valgyti skaniai, vyras nori nunešti lėkštes, o žmona sako, būk geras, leisk man tai padaryti. Tai vis tiek vienas arba vyras arba žmona kažkuris turi paleisti tas lėkštes ir leisti antrajai pusėje jas nunešti. Ir tai gaunasi labai gražu. Jeigu tu neleisi, tai jau gaunasi bartynės. Tu nori nunešti ir vienas nori nunešti ir kitas nori nunešti. O čia gražus taigi dalykas, čia nori pasitarnauti. Aš jau apie nepasitarnavimą, apie tai, kad mes norime, kad mums tarnautų, aš jau nekalbu. Taigi pavalgėme ir norėtume, dar netgi žmona pasakys, aš padariau pavalgyti, o tu netgi lėkščių negali paimti ir nunešti. Ir rytą metą atsikėlus, prasibudus, jau kažkas gi turi pasakyti, labas rytas. Gali būti, kad abudu kartu pasakys, labas rytas vyre, labas rytas mano žmonelė. Ir sakykime, o tai vis tiek kažkatras pirmas pasako. Bet vieną rytą metą vienas pasako, kitą kartą, kitą rytą metą atsikėlęs, kitas, kas pirmesnis prasibus, taigi nesvarbu, kas antras prasibus, kas pirmas pasakys, kas pasisveikins, kas apkabins, kas paklaus, kaip tu išmiegojai, ir tai didelio skirtumo nėra, bet žinote, va taip atrodo, taip klausytis atrodo, nežinau, superinė šeima, ne, turėtų būti. Ir taip ir būtų, ir taip ir yra, ir taip ir būtų, jeigu iš tikrųjų aš mylėčiau žmoną labiau negu save. Ir žmona mylėtų mane labiau negu save pačią. Va. Tada, kai kažką pradedi ir vyksta kažkoks tai, požiūris yra skirtingas. Tada ir vienas ir antras bus pasiruošęs nusileisti kitam. O mes kaip dažniausiai būna, mes laikome savo įsikibę, norime įtikinti, galvojam, kad mes esam teisūs, žmona galvoja, kad ji teisi, vyras galvoja, kad jis teisus ir nori įtikinti, o jeigu ir nenori tikinti, bent viduje vis tiek pasiliks ant savo ir netgi nebandome paanalizuoti, pagalvoti. Ir kas greičiausiai būna? Ir vienas sako, aš nebenoriu kalbėti, antras, aš irgi taip pat nebenoriu kalbėti ir pradeda tujintis. Vienas sako, tu toks, kitas sako, o tu tokia, ir taip toliau, ir paprasčiausiai va tokie dalykai. Ar iš darbo parėjęs vyras sugrįžęs, jeigu jis bus piktesnis darbe nuvargęs, ir aišku, jis ir pareis va toks dirglus,
Ir jeigu žmona jį myli labiau vyrą už save, tai jį pamačiusi. Jie aišku matys, kad vyras yra pavargęs, nuvargęs ir galbūt ir sudirgęs. Ji paklaus jo, kaip tavo darbe šiandien sekėsi. Vyras, jeigu mylės žmoną labiau, kaip jis elgsis, kaip jis atsakys. Sakys, žinai, šiandien esu tikrai be nuotaikos, sugadino man darbe nuotaiką, bet aš nenoriu tau tos blogos nuotaikos perduoti, tai aš tau papasakosiu. Ir jie paprasčiausiai ramiai pasikalbės, žmona dar paguos vyrą, sakys, nenusimink. Taigi čia šiandien viskas susitvarkys, pasikeis, apsikabins ir tai yra tikrai gražus ir nuostabus gyvenimas. Ir čia galima pasakoti ir pasakoti apie bet kokį kasdieninį gyvenimą, apie visą buitį, apie užmigęs vyras su žmona, užmigę, kaip sakant, miegodami, jau kada miegi vis tiek, jeigu kaldra nuo tavęs truputį yra nutempta, jeigu ji, sakykime, nėra tokia didelė, užmiegi susiglaudęs, o jau žinai naktį, nori atsipalaidavęs truputį taip, ir kaldrikė ant savęs, čiukšt ir pasitempi, o žmona jau šalt pradėjo. A jie ant savęs tą kaldrą tempėsi. Na, tai bet čia miegant, mėlėjai, miegant, taip gali būti, jo, bet gali būti, kad tu sušalęs prasibudęs, pajusi, kad tau šalta, tu prisiglausi arčiau ir jeigu matys, kad nuo žmonos esi nutempęs kaldrą arba atvirkščiai žmona nuo vyro, dar apklostys, apsikabins ir miegos. Ramiai ir skaniai. Ir bus pailsėję. Tai, mėlėjai, gal ir sunku priimti, gal šitą, ką aš dalinuosi, kad reikia mylėti. Vyras turi mylėti žmoną labiau nei save patį. Tada jisai visados ir atvirkščiai čia yra. Ir žmona turi mylėti labiau vyrą negu savi patį. Tada vienas kitam tikrai nusileis. Kažkur patylės. Nepuls į akis. Negalvos tik apie save. Mesgi esam visi prigimtinai savanaudžiai. Tiek vyrai, tiek moteris, tiek bet kokie žmonės. Vis tiek mes turim savanaudiškumo, egoizmo ir daugiau, mažiau, sakykime, kažkas to egoizmo turi. Vaikai, irgi taip pat nenori dalinti, sakykime, ir kažkuom tai irgi nuo pat mažens mes. Čia jau prigimtiniai dalykai, tokie ta nuodėmė, egoizmas, puikybė. O šito gyvenime paskui turi mokytis. Kaip sako Dievo žodis, kas neįsižadės pats savęs, tas negali būti mano mokinys. Tai, o kas tas pats savęs, kas aš esu, ko aš turiu įsižadėti? Savojo aš, kuris visą laiką pasireiškia. Ir kur jis pasireiškia daugiau? Jis pasireiškia namuose labiau, su žmona. Gatvėje ten su žmonėmis kažkur gal tu ir parodysi gražį tokį, praleisi vairuotoją kokį, užleisi, kaip sakant, kitam vietą, galbūt autobuse ar dar kažką, nes čia visuomeniai dar pasirodai žmogus. Tu darai, galbūt tu myli savo artimą kaip save patį. Ir kada matai jo, galvoji, kada aš pasens ir man užleis tą vietą. Ir senesniam užleidi, nes jį myli kaip save patį. Bet šeimoje šitai negalioja. Tu negali mylėti žmonos kaip save patį. Tu turi mylėti žmoną labiau nei save. Ir žmona turi mylėti vyrą labiau nei save. Tada nebus nei bartynių, tada vienas galvos apie kitą, kitas galvos apie kitą. Labiau. Galvos ir apie save. Savęs mes niekados nepamiršime ir niekados nenustosime galvoje. Man skauda dabar galva, aš jaučiuosi blogai, man dabar reikia paguodos. O kaip atsitiks? Taip ir atsitiks. Vyras pastebės, kad žmona jaučiasi negerai, jis ją paguos. Jeigu jis irgi taip pat negerai bus pavargęs nors, bet jis vis tiek. Jis galvos ne apie save, ne savanaudiškai, jis eis prie žmonos,
nes jis žino, kad jeigu žmona gerai jausis, tada ir jis pats jausis gerai. Ir žmona taip pat. Jeigu vyras gerai jaučiasi, žmona šalia irgi taip pat gerai jaučiasi. Kaip minėjau, jeigu serga vienas, kitas nors ir yra sveikas, bet jau jaučiasi negerai. Nežino, kad jo žmona, tai kaip ir tas pats kūnas. Nors dantis skaudės vyrui, bet žmona taip pat ji, tokio skausmo nekęs, kaip vyras, kad kenčia to danties, bet ji bėgs, ims vaistų, siūlys pas daktarą važiuoti, siūlys tą dantį ten ar ištraukti, ar pataisyti, ar dar kažką. Jis tenksis, darys visą, kad vyrui būtų geriau, todėl, kad jį myli. Todėl, kad jai rūpi ir ji taip pat jaučiasi negerai. Ir netgi su vaikais yra. Kada vaikai serga, tėvai ar gerai jaučiasi? Niekados tėvai nesijaus gerai, jeigu vaikas serga. Tai va, ir mūsų dangiškas tėvas taip pat nėra laimingas ir nesijaučia gerai, kada mes baramės, nesutariam, kada mes gyvenam ne pagal Dievo žodį. O ne pagal Dievo žodį yra gyventi, tai yra prieštarauti, eiti prieš Dievą. Jeigu Dievas sako, kad du taps vienu, tai taip ir turėtų būti. O jeigu du netampa vienu, tada tikriausiai nieko gero ir nėra, jeigu Dievo žodis neišsipildo. Tai iki, mielieji, tiek daug, pusę valandos jau, iki pasimatymo.